prieš dietas, kaip bet kokias dietas, aš esu nusiteikusi neigiamai, nes dieta tai reiškia kažko apriboja. Tai yra neefektyvu, nes nutraukus tą dietą, kad ir kiek jinai ten sutrinka viskas, nes trūksta maisto medžiagų. Žodžiu, turėtų maistas būti kuo įvairesnis, kuo šviežesnis, kuo daugiau daržovių. Ta prasme, maisto įvairovė yra labai svarbi. Mano dieta yra kaip bet kuri dieta. Tuo momentu, sakykime, numetama svorio, nesvarbu kokia svorio numetimo priežastis, sakykime, pasilaiko dietos, numetama svorio. Nustojama dietos laikytis, grįžtama prie įprastos mitybos, svoris ne tai, kad atauga iki buvusio, bet paprastai atauga dar daugiau, nes organizmas sulėtina medžiagų apykaitą ir pasiruošia kaupti. Ir kai tik jis gauna to maisto daugiau, jisai iš karto deda viską į atsargas, nes jisai tikisi bado.